Labas, šiandien atsakysiu jūsų užduotus klausimus, kuriuos man uždavėte Instagrame, nežinau, gal prieš kokias 2 savaitės, gal net ilgiau. Prisimenu, tada paskelbiau, kad filmuosiu vlogmas ir paprašiau jūsų užduoti klausimus, nes Q&A filmavau paskutinį kartą, nežinau, daugiau negu prieš metus, tai pagalvojau, kad vlogmas būtų pats metas tai padaryti. Nieko nelaukiam ir pradėkim, turiu klausimus su savo telefone, nusiskrinšotinus, kadangi jau Instagramas man tikrai tų klausimų neberodytų po tiek laiko. Ar jūsų vyras grįžo iš tėvystės atostogų į darbą? Tai jeigu žiūrėjot vlogmas, žinot, kad grįžo, tiksliau negrįžo, bet susirado kitą darbą. Jis išėjo iš to darbo, kurį dirbo prieš vaiko priežiūros atostogas ir dabar neperseniausiai susirado naują ir kol kas viskas patinka, kol kas viskas labai gerai. Ar nepasilgstate Vilniaus? Tai galiu pasakyti, kad visiškai ne. Aišku, faina būtų tenai nuvažiuoti, pasivaikščioti, ypač dabar, kai kalėdinis laikotarpis, visas miestas labai gražiai pasipuošęs ir panašiai. Tai dabar galiu pasakyti, kad ten faina yra nuvažiuoti, šiaip tiesiog pabūti, pasivaikščioti, paturistauti, galima sakyti, bet gyventi tenai jau nebenorėčiau, bent jau šiuo savo gyvenimo periodu. Manau, kad Klaipėda man yra idealus miestas, mums yra idealus miestas, o kai bus toliau, kur sugalvosim gyventi toliau, tai laikas parodys. Labutis Indrė, kaip jūsų šeimai sekasi, kiek Nojui metų, kaip kitiems vaikučiams sekasi eiti į darželį? Tai pradėkim galbūt nuo Nojaus. Nojui yra 1,5 metų, jisai dar neina į darželį, bet aš jį esu užrašius nuo rugsėjo mėnesio, tai nuo 2024 metų rugsėjo, bet nežinau, kaip ten bus, nes prisimenu ir tą jų buvau užrašius nuo to laiko, bet vis tiek dar iki 3 metų mes jo nevedam. Tai pasižiūrėsim ir šiaip nežinau, kadangi čia sistema Klaipėdoje yra truputį kitokia negu Vilniui, tai nežinau, ar mes apskritai gausim darželį, nes tas, kuris yra šalia mūsų namų, nors mes čia ir esam deklaruoti šitam rajone, bet mums nėra pirmenybės tame darželyje, kuris yra šalia mūsų, nes čia viskas yra pagal, pirmenybė yra pagal laiką, kada ten užsiregistruoti, nu žodžiu. Vilniui yra truputį kitokia sistema, tai mes ten iš karto gavom darželį su abiem vaikais, tai žiūrėsim, kaip dabar bus, bet šiaip aš nežinau, ar dar norėčiau leisti jį nuo 2 metų, nes 2 metų yra mažiukas. Aš prisimenu, kaip man su Tajum buvo ir kaip pačiam Tajui buvo su darželiu, tai žiūrėsim, galbūt pabandysim, bet jeigu ką, tai galim pilnai ir palaukti iki 3 metų. O kitiem vaikam labai patinka eiti darželį, tiek Tajui, tiek Lunai patinka eiti darželį ir labai iš tikrųjų keista, kad Lunai patinka, tai jau man nekeista, nes jie nuo pat pirmos dienos patiko, kai jinai nuėjo į darželį, bet dėl Tajaus man truputį keista, nes jisai prisimenu, kai Vilniui mes pradėjom, tai jam visiškai ne. Ir kai mes čia atvažiavome į Klaipėdą, jis jau apsipratino prie tos minties, jau jam pradėjo po truputį patikti, o dabar jau kiekvieną dieną su malonumu važiuoja ir viskas jam labai gerai, tai labai džiaugiuosi dėl to, nes kai vaikai eina į darželį savo norų, tai man atrodo, kad čia vienas iš tokių geresnių dalykų motinystėj. O kaip mūsų šeimai sekasi, tai sekasi labai gerai, galiu pasakyti. Rolandas pradėjo dirbti, jam darbas patinka, aš vis dar dirbu iš namų, kaip ir visada. Dabar truputį esu susimažinus krūvį, nes tiesiog mano visi 2023 metai buvo tokie labai įtempti, turėjau daug klientų, verčiaus per galvą, aišku, daugiau ir uždirbau, bet paskui supratau, kad noriu šiek tiek pailsėti. Tai su kai kuriais klientais atsisveikinam, dabar turiu mažesnį klientų ratą, bet ir nepersidirbu, tai tas man labai patinka. Kaip laikotės, kuo dabar gyvenate? Tai dabar gyvename vlogmas nuotaikomis, aišku, ir visokiom kalėdiniam nuotaikom, nes ruošiam dovanas, jau praktiškai visos dovanos yra supirktos. Kai kurie dalykai dar turi ateiti iš internetinių parduotuvių, bet šiaip jau greitai pradėsim dovanų pakavimą. Tai galėsiu nufilmuoti, kaip pakuoju dovanas, galėsiu šį bei tą parodyti. Visko rodyti galbūt nenorėsiu, nes nežinau, kas žiūri mano vlogus. Nes anksčiau prisimenu, man yra sakę kai kurie žmonės, kad žiūri mano vlogus. Tai nenoriu išsiduoti su dovanom, net jeigu jos ir nėra ten kažkokios stebuklingos, wow, super wow, bet vis tiek noris išlaikyti šiokią tokią staigmeną, tai galbūt ne viską parodysiu. Nuo kiek metų planuojate vesti Nojuką į darželį? Tai šitą klausimą kaip ir atsakiau, kad lyg ir nuo 2 su trupučiu, nes jo gimtadienis yra gegužės mėnesį, o darželis nuo rugsėjo, tai arba nuo 2 su trupučiu, arba nuo 3 su trupučiu. Dar pasižiūrėsim, kaip bus, ar gausim darželį nuo 2 metų. Tai yra nuo kito rugsėjo, ar negausim, ar lengva ta adaptacija bus, ar nelabai. Nes aš, jeigu vaikui yra sunku, aš matau, kad jisai sunkiai adaptuojasi, verkia ir panašiai, kadangi aš esu namie, nors aš ir dirbu iš namų, aš vis tiek jau mieliau tada liksiu su vaiku namie, negu ten bandysiu jį kažkaip perlaužti, nes aš matau, kaip mano kitiems 2 vaikam visiškai yra kitokios patirtis su darželiu, negu aš girdėjau iš aplinkinių, skaičiau internete ir panašiai, tai
aš žinau, kad mano vaikam tai veikia ir kadangi aš turiu šitą prabangą vaikus vesti darželį tada, kada aš noriu, tai aš taip ir padarysiu. Kas buvo sunkiausia kelionėje? Tai čia turbūt klausimas buvo apie kelionę į Lenkiją, tai Lenkijos kelionėje niekas jau nebebuvo sunku, net ir tai, kad mes iš Zakopanės į Klaipėdą važiavom vienu prisėdimu, vienu važiavimu, nebuvom mes niekur sustoję, tai buvo gal apie kokią 10-12 valandų, dabar nepamenu, kiek ten tiksliai buvo, bet su tais visais sustojimais, ten pailsėti, ten kavos atsigerti, pavalgyti, tai turbūt kokia 12 valandų buvo. Dabar jau nebeprisimenu, reikėtų pačiai peržiūrėti savo vlogus filmuotus, bet jau mums niekas nebebuvo sunku. Mūsų tas pagrindinis krikštas buvo kelionė į Kroatiją. Jinai buvo ilgesnė, ta kelionė, ir ten buvo pas mus ir žarnyno virusų, ir vėmimų, ir visko ten buvo, ir privemtų kalno maišų drabužių, kurių nebuvo kur plauti, tai žodžiu, visko pas mus buvo tenai. Tai dėl to mums jau kelionė į Lenkiją buvo labai lengva, ji nebebuvo tokia ilga kaip kelionė į Kroatiją, ten truputį trumpesnė, sąlyginai, ir jau nebebuvo tų tokių nesklandumų, kaip kažkokie ten apsinuodijimai, virusai ir panašiai, tai dėl to mums jau niekas nebebuvo sunku, Tai dabar galiu pasakyti, prisimenu po kelionės į Kroatiją, sakiau, kad jau nebenoriu su mašina niekur važiuoti, jokią tolimesnę kelionę, bet dabar galiu pasakyti, kad jeigu mes nuspręsim, tarkim, pavasarį, ar vasarą, ar kitą rudenį važiuoti kažkur tai drąsiai, galbūt į kokią Prancūziją, galbūt į kokį Disneylandą, ar nežinau, mes čia buvom planavę važiuoti į Suomiją, bet persigalvojom ir nusprendėm važiuoti į Lenkijos kalnus, į Zakopanę. Tai, žodžiu, galim, man atrodo, laisvai visą Europą išvažinėti, nes vaikai auga, o kai jie auga, su jais darosi lengviau keliauti, tai man atrodo, kad tikrai mes tęsim savo šitą dalyką kelionių automobiliu. Man įdomu, kaip patiko vyrui Code Academy kursai, ar jie pasiūlo kokias galimybės praktikai ar darbui. Tai Code Academy kursų turėjau ir aš 2 kursus, ir vyras turėjo 1 kursus, aš turėjau SEO ir skaitinės rinkodaros, tai ten pagrindė SEO kursai, paieškos sistemų optimizavimo, tada aš turėjau web dizaino kursus ir vyras turėjo frontend programavimo kursus. Tai man SEO kursai labai patiko, web dizaino duočiau galbūt 8 iš 10, SEO kursai 10 iš 10, labai patiko dėstytojas, labai patiko medžiaga, labai patiko bendras visas kurso surinktos grupės ir motyvacija, ir dalyvavimas, ir viskas, žodžiu, man labai patiko, tai tikrai 10 iš 10. Dabar, kaip ten yra su savo kursais, nežinau, nes žinau, kad keičiasi ten viskas, ir programa, ir programos keičiasi, ir galbūt netgi dėstytojai keičiasi, tai nežinau, negaliu dabar pasakyti. Web dizainas, kaip minėjau, 8 iš 10, nes kai aš mokausi grupiniam kažkokiam formate, man yra svarbu, kad ir ta grupė kažkaip būtų kažkoks bendras vaibas grupiai, būtų kažkokia bendra grupinė motivacija, būtų tas dalyvavimas ir panašiai, nes kai kiti nedalyvauja aktyviai ir tu pats kažkaip jau, tos motivacijos tiek nebėra. Tai va. O Rolandui, jeigu paklaustumėt jo, tai man atrodo, jis pasakytų, kad jam kaip ir patiko tie kursai, bet ką aš galiu pasakyti, kadangi aš esu susidūrusi su programavimu ir pati kuriu interneto svetainės, tiesa, jų neprogramuoju, bet maždaug gaudausi tame lauke, tai aš galiu pasakyti, kad tie kursai labai buvo išblaškyti ir nebuvo orientuotasi į tai, kad žmogus pabaigęs tuos kursus galėtų, žinotų, nuo pirmo iki paskutinio žingsnio, kaip jiems sukurti interneto svetainę, ten suprogramuoti ten dalykus ir panašiai. Tai aš tą pastebėjau. Ar neplanuojate kraustytis į namą? Tai šitas klausimas, aš žinojau, kad mes, kai įsikraustysime į didesnį butą, sekantis klausimas bus, ar neplanuojate pirkti savo, ar neplanuojate kraustytis į namą, o kai jau nusipirksim namą, ar neplanuojate pirkti ten įsikraustyti į didesnį namą, tada nežinau, gal reikės ir į kokią pilį įsikraustyti, ar ten savo nuosavą salą nusipirkti. Žodžiu, žmonėm niekada negana. Tai ne, mes neplanuojam kraustytis į namą. Mes, kur mes dabar gyvenam, šitam 3 kambarių bute, jis nėra mūsų, mes jį nuomojamės. Mes čia planuojam gyventi bent jau artimiausius metus ir mes čia planuojam šitam bute gyvename išleisti Luną į mokyklą. Čia pas mus realiai už kokių 20 metrų nuo namo yra mokykla. Tai va, mums čia patinka, mes gyvenam praktiškai centre, sportininkų rajonas, kas Klaipėdoj gaudotės, prie jūrų uosto direkcijos realiai
kitoj gatvės pusėj. Tai mums šitas rajonas labai patinka, mums čia viskas yra labai arti, susisiekimas geras. Aišku, Rolandui reikia pavažiuoti iki darbo ir vaikam iki darželio reikia pavažiuoti, nes negavom vietos artimiausiam darželiui. Bet kadangi mes prieš tai gyvenom Vilniui ir lygiai taip pat visi važinėdavosi, tik tiesiog mes gyvenom dar toliau nuo visko, tai mums čia viskas atrodo labai arti ir labai gerai. Tai kol kas mes tokių kažkokių planų neturim, nei pirkti savo būsto, nei kraustytis į namą, nei kraustytis į kažkokį kitą butą. Kol kas viskas yra taip, kaip yra, o kai bus ateityje, gyvenimas parodys. Mes dar net nežinom, ar mes čia po kokių 2 metų vis dar norėsim gyventi Klaipėdoje. Tai čia, man atrodo, ir yra tas nuomos privalumas, kad tu nesi pririštas prie kažkokių ten vietų, tu gali vieną dieną nuspręsti, susirinkti šmutkės ir išvažiuoti į kitą miestą gyventi, taip kaip mes padarėm su Vilnium ir Klaipėda. Mes gyvenom Vilniui, tada vieną dieną nusprendėm, kad norim gyventi Klaipėdoj ir po savaitės mes jau esam Klaipėdoj. Tai va, šitas labai toks spicy klausimas. Nu, realiai spicy būtų mano atsakymas, jeigu aš papasakočiau viską, bet čia realiai man reikėtų, nežinau, kokius 5 video po pusvalandį padaryti. Papasakokite apie savo mokyklos laikus, kelis smagiausius ir kelis nesmagiausius dalykus. Tai ar galėsiu smagiausius ir nesmagiausius papasakoti, tai nežinau. Kai lankiau mokyklą, aš galvojau, kad aš esu labai ramus vaikas, kad mano mamai su manim yra labai lengva. Dabar, kai pagalvoju, tai aš tikiuosi, kad Luna nebus tokia kaip aš ir aš tikiuosi, kad mūsų santykiai bus geresni ir atviresni ir jinai man galės apie daug ką pasipasakot, ko aš negalėjau pasipasakot savo mamai, nes iš tikrųjų yra sunku, paauglystė yra tikrai sunkus dalykas ir aš džiaugiuosi, kad aš vis dar tai prisimenu ir aš tikiuosi, kad aš prisiminsiu savo visas tas patirtis, kad aš jų nepamiršiu, kai Luna ir kiti vaikai bus paaugliai, nes tiesiog tu labiau gali sureleitinti su savo vaikais ir tada truputį lengviau pasidaro juos suprasti. Tai apie mano mokyklos laikus. Aš mokyklai buvau ta tokia, kaip sakoma, gabi tinginė. Aš buvau talentinga, bet tingėjau. Tai dėl to mano tie pažymiai tokie buvo vidutiniški, nebuvo kažkokie labai geri, nebuvo kažkokie labai blogi. Nu, išskyrus istoriją ir matematiką ir ten kokią fiziką, nes čia buvo mano patys nemėgstamiausi dalykai. Istorija realiai man nepatiko dėl mokytojo, nes tas mokytojas buvo toks labai pasikėlęs šovinistas ir kiek aš matau iš jo skelbiamų Facebooko komentarų, tai jis iki šiol dar toks yra, bet kitiem mokiniam jisai patiko, tai nežinau, čia asmeniniai kažkokie preferencijai, bet žodžiu, mokykloje buvau tas vaikas, kuriam nelabai rūpėjo mokslai. Kai aš norėjau, aš gaudavau geresnius pažymius, bet man rūpėjo kiti dalykai. Meilės, draugai, draugų pripažinimas. Nu, kaip ir yra paauglystėj. Paauglystėj tau neberūpi suaugę, tau neberūpi suaugus nuomonė, tau rūpi tavo bendramžių nuomonė ir tu šiek tiek vyresnių už tave. Tai va, tai dėl to aš pridariau daug nesąmonių mokykloj, daug visokių dalykų, kurių paskui gailėjausi. Visko buvo, vienu žodžiu. Aš mokyklos laikais buvau Šaulių sąjungoj, Lietuvos Šaulių sąjungoj buvau jaunoji šaulė, paskui daviau priesaiką ir tapau šaulė, bet kadangi tais laikais dar buvo viskas nekompiuterizuota, nežinau realiai kaip yra dabar, tada viskas buvo rankyte rašoma, visi tam pažymėjimai ir panašiai, tai kažkur pasimetė tą mano informaciją ir paskui man pasakė, kad tu nesi jokia šaulė ir tu jokios priesaikos nedavai, nors realiai prisimenu ir turiu netgi nuotrauką kažkur, kaip aš duodu tą priesaiką, bet žodžiu oficialiai buvau jaunoji šaulė nuo kokių 15 metų. Daviau pasižadėjimą ten prieš vėliavą ir panašiai. Jeigu tu esi iki 18 metų, tu duodi pasižadėjimą ir tampi jaunuoju šauliu, o kai tau sueina 18, tada jau duodi priesaiką ir tampi šauliu. Čia visa tai buvo dar prieš Lietuvos Šaulių sąjungai tampant jau taip mainstream populiaria, kai jau čia prasidėjo karas ir panašiai ir visi pradėjo domėtis Lietuvos Šaulių sąjungo, tai čia dar buvo viskas prieš tai, čia sakau, man buvo gal kokie 15 metų, kai aš pradėjau visą šitą dalyką. Ir visas šitas prasidėjo, kai aš pakeičiau mokyklą ir tenai buvo šaulių toje mokykloje ir kažkaip mane užverbavo irgi prisijungti, tai man patiko. Realiai tai yra tokia kaip ir sukarinta organizacija, mes ten mokomės žygiuoti, mokomės šaudyti. Aš beje buvau tame šaulių būryje, nes ne visi mokėsi šaudyti, ten buvo keli atrinkti jaunieji šauliai ir aš buvau vienintelė mergina visam tam būryje, tam buvo gal kokie 6-7 žmonės, tai buvo gal kokie 6 vaikinai ir aš. Šaudyti man sekėsi gan neblogai, tai va sakau, mokėmės šaudyti, žygiuoti, tada buvo įvairios stovyklos, pratybos, naktiniai žygiai ir šiaip žygiai, tai prisimenu iki šiol tą naktinį žygį iš Priekulės į Klaipėdą.
buvo apie 30 km per sniegą, tai yra žiemos naktinis žygis, realiai sausio ten kažkelintą dieną, su kidadams atminti ir labai buvo sunku. Įsivaizduokit, 30 km eiti per sniegą, per pusnis, aš realiai nebepakėliau kojų. Norėdama pakelti koją, aš turėdavau su ranka fiziškai paimti ir ją pakelti. Tai buvo žiauriai sunku, žiauriai šalta, žiauriai sunku, labai didelis išbandymas, ne tik fizinis, bet ir psichologinis. Bet realiai aš labai džiaugiuosi dėl tų savo visų patirčių, kurios buvo Šaulių sąjungoje, nes aš manau, kad aš galbūt dabar būčiau visai kitoks žmogus, negu esu. Ir tai man yra labai geri prisiminimai, kuriuos aš turiu. Tai tokie mano šiandien atsakymai jūsų klausimus. Jeigu turi dar kažkokių klausimų, palikit juos komentaruose, pasitengsiu atsakyti. O čia ir pabaigsiu šitą video. Nepamirškit prenumeruoti šitą kanalą, jeigu dar to nedarot. Sekit mane Instagrame. Instagrame aš esu Lulu ir mes. Ir susitiksim rytoj. Ate!